Na ką, nauji metai artėja. Šiandien yra 30 gruodžio. Ir bus jubiliejinis Kijevo kotletų darymas. 25 metai iš eilės mėgaujamės per naujus metus Kijevo kotletais. Na, žiūrėsim, kiek šiais metais padarysim. Daug. Aš spėju gal kokius 50. O gal mažiau. Turiu klausimą. Taip. Kaip jūs manote, kiek Kijevo kotletų šiais metais išeis? Jubiliejiniais 25. Nu, po 2 kiekvienus metams, tai 50 turėtų būti. 50. Aš irgi sakiau 50. Taigi, atsisėdau montuoti filmuką apie Kijevo kotletus. Ir man pasidarė įdomu, iš kurgi atsirado šis patiekalas. Pasirodo, gimtinė yra Prancūzija. Ir prancūziškai tai skambėtų kotlet de voilà, arba kažkaip panašiai. Paskui Prancūzijos kai kurie virtuvės šefai atvyko į Rusijos imperiją. Ir matyt buvo sunku ištarti da kotlet de voilà. Paprasčiausiai jie tapo Kijevo kotletais. Na, yra begalė variacijų, tikrai gaminame iš vištienos krūtinėlės, bet mes gaminame iš faršo. Ir bus šis iki sidabrinis Kijevo kotletų gaminimo procesas. Jie išeina pasakiško skonio. Skanus, tokie traški udelės, sviestas prapjovus bėga, teka, apsemia visą bulvių košę. Pasaka, galima pirštukus apsilaižyti. Nu, niekas nesiskundė, kad neskanu. Visi sakydavo, o vau! Mums reikalingi produktai. Kiaušinių, sviesto, džiūvėsėlių, žaliasų, aliejaus, aišku, kepimui paskui ir katilas mėsos. Reiktų pasverti, kiek yra mėsos. Gintas prieskoniuoja mėsą. Druska, prieskoniai, kiaušiniai, kaip pas tikrą meistrą drėlė. Nežinau, gal ir su drėlė maišys, ne? 4,6 kg. 4,5 kg. Nu, mėsytė visokia. Ir šviežia, ir šaldytos truputį turėjom pataupę. Tai sudėjom beveik viską, ką turėjom. Aš su žolėm užsiimu. Petražolės. Gal paskui galima dar paauginti? Galima paauginti. Jo. Aš paauginsiu. Paauginsi. Gerai. Krapai. Žolės supjaustytos, mėsa vis tebeminkoma. Kitas etapas – sviesto dalyjimas. Iš akies. Kiek nori, kad iš kotleto išbėgtų sviesto, tokius ir darai gabaliukus. Sviestas padalintas, dabar maišysim ir gniaužysim žoles kartu. Paimi sviestą, įmeti ir suspaudi tokį. Ir kur dedi? Ir dedu atgal ant čia. Ja? Jo. Nu, gerai. O tu ką nori daryti? Aš nieko, aš einu pertrauką padarysiu. Pertrauką padarysi? Pervargai. Pervargau, man reikia, kol tu paruošėsi čia, aš einu. Paslaiko. Kai viskas paruošta, tada prasidės kijeviečių lipdymas. Prilipdysim, o paskui mirkysim į kiaušinį ir į džiūvėsėlius.
Kepimo popierių teko pasiskolinti iš kaimynės va. Jie atostogauja, o raktą aš turiu, nes šunį vedžiojam. Tai nubėgau ir pavogiau. Bet kol jie grįž, atpirksiu. Jūta. Nu, kiek mėsos imam? Kokio dydžio jo. Toks. Padaryk galką. Galką padaryk. Oi, mano didelė. O didelė. Blecha, biškį dar reikia daryti. Mano per mažą gal. Nu, Nu, panašiai. panašus. Jo. Suderinom kiekį. Tavo biškį. Mano biški didesnis. Panašiai. Nu, gerai. Tavo storesnis biškį. Imam sviestą su žolėm. Ir dabar glostydami lengvais judesiais padarom Kijevo kotletuką. Gražiai. Glostom, glostom. Sukam, 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 sukam. O, koks mažiukas gal. Mano irgi mažiukas. Nu, labai. Parodyk. Kad ateity vaikai žinotų, kokie turi būti. Jo. Gerai. Kitas. Pažiūrėsim, kiek laiko užtruksim. Pradėjom 10. Su visais minkimais ir su visom žolėm ir sviestais. Pasiruošimo darbai. Kokį porą valandų turbūt užtruksim. Imam du dubenis, vienam kiaušinis, kurį nori voliot kiaušinį imam. Aš kaip visą laiką. Tu džiūvėsėlius. Jo. Aš kiaušinį. Neplaunam, paliekam, bet dar tikriausiai reikės pamalt. Ir džiūvėsėliai. Bet šitie švediški tokie smulkus. Nu, aguoj. Aš nežinau. Geriau jūkis, surys geriau. Taip, ir į džiūvėsėlius būtinai reikia įberti krakmolo. Ir druskos. Druskos. Krakmolas yra būtinai. Kad geriau suliptų ir priliptų. Metam į kiaušą. Į džiūvėsėlį. Nes jeigu vienas daro ir volioja pirmą kiaušinį, paskui džiūvėsėliuose, labai apkimba rankos. Tai mes taip mokam 2 kartus. po 2 kartus. Vienas kiaušinį, kitas džiūvėsėliuose. Tai dviese pasidaro labai greitai. Du. 2. Liko džiūvėsėlių, liko kiaušinio, tai darysim, tiksliau baigiam jau voliot 3 kartą. Bet čia iš taupumo, kad maisto neišmesti. Pagalbinių medžiagų neišmes. Paskutinis ir yra 11 valandų 22 minutės. Da šitą
Nu kur? Au! Išimk į dėkštę. Susimoviau. Paskui ant paskutinio susimoviau. Kaip tu šitai? Atleiskite man labai. Prašau. Nu, nieko baisu. Na, duokite 5. Tegul susilieja tavo džiūvėsėliai su mano kiaušais. Gerai. Dabar Nešk. uždengsime baltais rankšluosčiais. Nu, nebūtina uždengti baltą. Skepetom ir išnešiu brandintis į šaltąją. Ir rytoj vakare kepsim, kai aš grįšiu iš darbo. Miegokite mažučiai iki rytojaus. Ir jūs miegokite. Ir jūs miegokite. Susitiksim rytoj. Jokių šnabždesių pasakyta. Miegam. Nu ką, mūsų kotletukai? Fermentuojatės, bręstat. Su kotletais reikia šnekėtis. Ne su kotletais, o su kotletais. Kirčiuoti ant E. Kairinis. Gražuoliai, dručkiai tokie. Bus skanus. Kaip sakėt? Viskas gerai? Su jais viskas gerai. Tai galiu varyti darbą drąsiai. Susitiksim rytoj. Nu ką, Kijevo kotletukai kepa aliejuje. Pirmą partiją iškepus. Šitą jungiau čainiką atvirkščiai. Išmetė smulkius. Per daug čia sujungta viską. Nu ką, vieną dieną pašalo šaltoj verandoj Kijevo kotletukai. Dabar šildosi, maudosi aliejuje. Kepti 8 minutės, taip? 8 minutės kepi? 9. 9 minutės. Ir bus pietus. Jo. Mes prastuom aparatūrą. Jo. Jeigu... Pasiūs. Gerai, dėkis bulvių košę. Gerai. Ne. Atiduok mano čia. Ta kita tai ištrysiu. Nu, ar išbėgs? Su alum liko. Labai Kaip noriu. kita alus žmogų puošti. Va, unytė, prašau. Teisingas. Reikia šito užtėti. Ir ne vienas neišbėgo. Nu, labai gerai jūs čia turit gerą, tikrai, sistemą gerą. Tai kiek 12 minučių, ne? Ar skanu? 10. Oksai, ar skanu? Jo, teisingas. Teisingas? Mūsų karalystėje 3 dienas ir 3 naktis sviestas tekėjo upeliais. Visi buvo sotūs, ir draugai, ir svečiai, ir kaimynai grįžę iš atostogų, ir tie buvo sotūs, net kepimo popieriaus nebereikėjo atpirkti. Taigi su naujais ir iki kitų Kijevo kotleto metų.